Tradadam! Tranas Chuliganas čia. Labas rytas. Na ką, vakar įsisukom tą vieną aukštuką, buvusi lizduką, kuris tapo meduve. 9 kilogramai. Šiandien, kaip minėjau, eisim susirasti motinėlę pačiam apatiniam aukštuke, ją pasižymėti, atimti pagal situaciją, kiek ten pripilta kažkiek medučio, suformuoti tai motinėliai lizduką ir išsisukti, jeigu ten kažką atimsim. Šitą dokumentinio filmo seriją jau pavadinsiu kaip operacija. Tai bus 5 berods pagal viską. Ja pavadinkim kaip lizduko suformavimas ir medsukis. Tarkim, medaus kopinėjimas ar kažkaip panašiai. Nes tarkim, kas jau kaip daro, ten tą medų atimat, čia procesas jau būtų po to savaitės bėgyje, gal ir nebe kažkiek dar pafilmuosiu, tos likusius tos aukštukus meduvės išsukinėsiu. Vis tiek reikia bendrą kiekį suskaičiuoti, nufilmuoti, visiems labai įdomu, man irgi įdomu, kaip čia gavosi iš tos šeimos, kur jeigu pamenat, tam playliste dusgeliavimas, kur ten braižiau schemą, tai būtų pagal mano tokį savo standartą, čia žiemojo ta minimalus variantas šeimos iki 1,5 kilogramų. 1,5 kilogramų, bet čia fakte ko gero tik nebuvo, bet kažkas netoli tų bitučių. Tokia minimali šeima, kaip čia kas su jie gaunas. Tai toks planelis. Vakar rimtai nulijo, naktį irgi lijo, dabar 10 val. Ryto, oras labai nekoks, debesuota, apniukę, vėjas pakilęs, neuraganinis, bet nemalonus labai, temperatūra 15 laipsnių. Manau, kad bitės gal nenužudys manęs. Bandoma, ne? Ką turiu pasiruošęs? Atsinešiau tą meduvę, kur išsukom. Tiesa, visada po išsukimo koriukų petukus nusivalau, kad neapaugtų tuo pikium, visada nusivalau. Tai padeda palaikyti tokioj formai jos. Daugiau tą savo mukuliasą, motinėlių, žymeklių, gaudėklių rinkinuką ir šepetuką ir kaltuką. Pradedam. Pirmiausia, atimsim tą, kur tuščias vakar paliko tas aukštukiukas, jisai man tiks išiminėjant korės įsukimui susidėti jos. Ir pažeminsim biškį aviliuką. Taip. Įmam dangtį. Ant jo bus patogu kažką pasidėti, ko gero. Kas čia daras? Čia matau, truputukas tų bitukų dar yra. Eikitis namučio, nebetupinėkit čia. Viskas, baigės šičia jūsų baliai. Yra čia tų bitukų. Gal reiks įti ir kepurę atsinešti, nes yra tokių aukštų dažnių zyziančių, nepatenkintų, oras nekoks, tai iški nepatenkintas. Matysim, kol kas niekur nebėgo. Nusiimame šitą aukštuką. Nėra mamuliuko. Nėra, neatsirado per naktį, neatsirado. Tralala. Traniukų matau yra kažkaip įlindusių. Dedu groteles čia prie lakos. Tiesa, bitės neskraido, kol kas prastas oras. Ir dabar, ką dabar?
Bandau nusimti tas meduves, pasidėsiu jas ant mikrošeimelės stogo. Imsiu gal po vieną, nes bus jos sunkas. Matau, šitą atrodo iš viršaus pilna. Šitą tokia irgi atrodo pilna. Gal po to dar matysim, kaip čia man seksis, gal žvilgterėsim, kiek čia jau yra. Prognozuosim, ką čia dar išsukti galėsim. Ups. Aha, biškutį gal lengvėlesnė nei anoji, bet. O čia ta pagalbinė buvo, ta kur duota. Ir matau, čia irgi kažką užsinešę bitukai, mažutukai. Čia matas žiūrim, matas dar. Toj desigausim iki apatinio, pirmutinio, lizdinio aukštuko. Bitės va čia stupi. Įtariu, kad čia jau toj zonoje yra periukai, ko gero čia šilumą laiko ir čia va būtent taip iš viršaus matos papūsta, pabalinta, o čia šitoj pusėj tuštukai. Šitoj pusėj tuštukai, toj pagalbiniai duotoj, kad turėtų plotų nektarų džiovinimui. Gerai, nusimom ir šitą dabar nelandžiokim. Padarykim pagrindinį darbą, nes oras nepalankus. Ir taip. Na va, turėtų matytis galbūt neblogai. Sėdu pats ant kibirėlio. Ką mes turim čia vaikučiai? Turim šičia mes bitučių. Pasidėsiu tą aukštuką, kur galėčiau išsikelti eškoriuką, kad būtų viskas po ranka. Motinėlių paieška. Papa. Sėdama žiūrim. Nepulkit mane akis. Kukuškos. Kukuškikės. Iškai patraiškit tų bitučių. Lendam pas kukučių. Oi. Net šalta. Šalta vėjas, nemalonu. Nemalonu, drėgna, šalta. Kas paskolinsit man paltą. Taip, man kažkaip reikia atsilaisvinti čia. Čia matau mažiau bičių. Reikia išsitraukti kokį tai korį. Iš krašto. Ten gal nebus motinėlės. Manau, kad nebus. Kraštinis koriukas. Toksai mažučiukas, yra biški bičių duonas. Kas čia maniau, kad kiaušinėlį yra. Biški taip nustebu. Biški bičių duonas ir praktiškai jis tuščias. Jis praktiškai tuščias. Jisai sueis būsimam lizdai. Štai pusėje matau papūstus korius. Antroji virš jo uždėtoj pagalbiniai irgi toj pusėje buvo, kurių papildyta manęs. O šitas jau pilnesnis, skystas nektariukas. Skystas nektariukas. Šičia nebėgioja mamuliukas. Nu, išsitraukim ir šitą. O, jame bus patogiau sklaidyti. Bandom žiūrėti ir ieškoti mamytės jau dabar. Dar pilnesnis koriukas, bet skystas. Jo maistuko irgi reikia palikti periukų maitinimui. Tai mes tokių čia tikrai neimsim. Mamuliuko čia nėra. Sklaidom toliau. O, irgi sunkokas korys. Čia yra skysto maistuko,
žiedadulkių. Šitoje pusėje tik skystas maistukas. Žiūrim, ar čia nėra kartais mamuliukas. Bet panašu, kad čia nelabai turėtų būti, nes čia nelabai siejamas akutės, toks kaip maistinis labiau. Mamuliuko nematau. Keliaujam mes toliau. Įdomu, koks tas mamuliukas bus. Kažkaip geltonų šiknų pasirodė šiemet. Ar bus juodas, ar bus geltonšiknė. Šičia tiesa yra bičių duonelė. Jau centre yra atvirų akučių. Kraštuose nektaras. Žiūrim, ar čia nesimato kokių kiaušinukų. Šitoj pusėje nesimato. Mamuliuko taipogi nematau. Šitoj pusėje žiūrim mamuliuko. Nematau. Pažiūrim kiaušinėlius. Žiedadulkės. Paruoštų akučių matosi. Bet kiaušinėlio čia nėra. Taigi ir mamuliuko nematau ir greičiausiai čia jos nėra. Stengiuosi taip greituoju pražiūrėti, gal aptiksiu. Tiesiog pagal žiūrėdamas, ieškodamas ir kiaušiniukų. Ir kažkur ten pat to mamuliuko, jeigu ką praskleisiu antrą kartą kuorius. Jis noris susisukti kažkiek tais grebniau, kadangi prastas oras. O, čia toks jau gražiai paruoštas periukam, maistukas kraštuose, žiedadulkės, per vidurį tuščios akutės, kaip lizdelį padarytas. Žiūriu greituoju būdu, akim permetu, lyg nemaikšta niekas tokio į mamą panašaus. Žiūriu akutes, matau kiaušinėlį, matau kiaušinėlių. Taip, kiaušinėlių čia yra, gražiai sudėti per vidurį, per centriuką. Toks, sakyčiau, ketvirtadalis to ploto kiaušinėliai. Tai čia galima jau žiūrėti ir mamuliuką. Žiūriu šiek tiek atidžiau. Nes yra šalta, gali būti paslėpta po bitėm pasislėpus. Čia, kad matote, jau tų bitučių biškį yra. Tirščiau. Šitoj pusėje nemačiau. Šitoj pusėje. Nematau mamuko. Žiūriu šitoj pusėje kiaušinėlius. Taip, šita pusė irgi užsėta, irgi analogiška pusė, žiedadulkių prinešta, gražiai per centriuką kiaušinėlių pridėta. Tiesa, kiaušinėliai kokio amžiaus. Dauguma jau kaip ir tokie gulintis 3 dienos. Bet mamuko nesimato šičia. Šito koriuko. Ieškom toliau. Reikia taip akuratnai darbuotis, nes oras prastas, o matot, kaip jos kyla į orą. Kaip ir nepuola akių draskyti, bet koriukas. Čia matau jau ir kažkas su lyg ir pro bitutės su pieneliu maitinamų lervučių. Toks irgi duonelė gražiai sudėta, kraštuose medutės. Sukimui nieko nepaimsim. Čia dabar, bet čia pirmą permetu akim, žiūrėdamas, kur vaikščiot gali ta mūsų mamulytė, arba kur jinai čia gali slėptis po bitutėm. Šitoj pusėje nematau.
Galbūt jūs šitoj pusėje matėt. Nu, tai štai nutūpusios kažkur gali būti ir paslėpusios. Kai geras oras yra šiek tiek patogiau. Šilta, ta prasme, bent jau būtų. Čia pažiūrėsiu kažkaip įdomiai. Sulipusias. Ne, pažiūrim, ar yra čia. Oi. Kiaušinukai yra kiaušinukų pridėta. Čia panašu ir daugiau negu aname netgi. Tai čia jau normaliai sukasi. Realiai ko gero. Šiandien yra birželio pasitaisau praeitam video, man rodos, aš ten prišnekėjau vietoj birželio gegužės. Birželio šiandien šeštadienis. Tai kas čia lieka, manau, porą savaičių gal netgi užteks tam mamuliukui padirbėti šičia, nes orientyras toksai yra 1,5 kilogramo šeimelė, ne po žiemos, tai man šitam tarp izoliacijų gerai pakanka to paties 1,5 kilogramo perose, tai būtų 6 tokie pilni koriukai, jeigu bus daugiau, tai bus liuks. Į dydį eisim jau rugpjūčio mėnesį, kad žiemon išleis jau didesnę tą šeimą negu buvo praeitą. Ne 1,5 kilogramų, gal porą kilogramų ar daugiau gausis. Ir startuoti tada jau su didesnėje. Su tuo vadinamu standartu mano 2 kilogramų ar netgi didesnė. Nu, čia tai žiūriu dabar mamuko. Čia matau yra. Bet čia irgi. Ne, čia jau yra netgi ir lervučių. Tai vadinasi jau kažkur tai apie savaitėlę jinai darbuojasi. Tokių mažų lervučių, ten kokių 5 dienų. Tokių iš kurių ten 3-5 dienas, kur motininius lopšelius gali siūti. Nu, neužkliuvo akis už mamytas. Bet tų periukų palaukit, kelintas jau čia tas 2 ar 3, kuris su kiaušinėlais. Žiūrim, ką turim. Taip, irgi lizdui paruoštas korys. Kraštuose žiedadulkės medus. Durys akivaizdžiai matau lervutės penelių apipiltas. Nu, tai bus apie savaitę. Čia jinai darbuojas. Ieškau jos pačios. Šitoj pusėje nematau. Šitoj pusėje. O. Sulipusios, kaip dabar čia tokiam kunipždėlį nepamatyti. Pamatymo būdu. Ir greičiausiai, kai toks oras, jinai pasislėpus po butukais. Teks dar sykį perrinkti, tapnuojant visus kauburėlius. Ir žiūrint, ar išlys. Ne, tarkim, nėra čia jos. Kas čia berods saulytė bando išlyst per debesis. Dar 2 koriai liko. Tai lizdas plečiasi, jas formavo taip, kaip ir žiūrėjom prielaidas pagal nektaro judėjimą iš tos pusės į tą pusę. Ir per lizdą eina skystas, perteklius keliamas į viršų. Dar vienas korys, maistas žiedadulkės. Per vidurį šiek tiek tuščių akučių. Saulė užblizgino. Kūriuose
kiaušinėlių aš nelabai matau. Tai kaip po mamulės čia neturėtų būti. Bus tenai kažkur pražiūrėta knibždėlynė, paslėpta. Šitoj pusė taip yra kažkiek laisvų akučių per vidurį. Labiau toksai bičių duonų ir žiedadulkių korys. O šitą pusę net per vidurį žiedadulkės, tai jau čia toks kaip maistinis. Ir. Čia tikrai nėra periuko ir čia tikrai nebus mamuko. Bet tokio sukti irgi nepaimsim. Tai gal dar šiandien nieko sukimų ir nebepaimsim. Nu, tada tik lizduką suformuosim. Pažiūrim šitą kraštinį korį. O, šitas sunkus. Šitas sunkus, pilnas nektaro. Ir čia nėra jokių bičių duonų. Šitą gal ir išsuksim, nes dar ten to nektaro yra ir tai pagalbiniai meduviai. Bet čia va šitoj pusėje bičių duonos daugiau. Bet jį galim paimti išsukimui. Tiesiog pražiūriu, ar nėra mamytės. Ir tą vieną koriuką vis tiek išsuksiu. Ne, mamytės čia nėra. Jas tikrai nėra. Ką čia veikti reikėtų ant to maistinio korio, jeigu jinai dabar darbuojas ir užsiėmus kiaušinėlių dėjimu. Nu, tai taip pagal grafiką ir gaunas, kad vat mačiau lervučių ten tų jaunų. Apie savaitėlę kaip sėja, taip pat ir gaunas, kad pačioj gegužės pradžioj, gegužės pabaigoj, birželio pradžioj pradėjo jinai jau dėti tas kiaušinėlius, o apsilakio kažkas, kaip sakiau, apie kalendoriškai turėjo gautis apie 25 gegužės. Ten tas savaitgalis, kai buvo geras oras per Medunešį, tai buvo 2 savaitgaliai su geru oru. Tada ir lakioja mamikės. Čia mamytės tai nėra. Purtom bitės mes štai čia. Ir tą aš paimsiu, čia dar išsuksiu va tą. Ir tada vėl eisiu žiūrėti. Mamaisos. O, matot, kaip pakyla, sakot, geras bitės. Nai. Koksai spiečiukas. Jo. Buržuikas. Nepatiko jum. Geras tas bitės, geras. Tokio oro. Čia taip tvarkytis leidžiat, kad puikumėlis. Tiesa, jeigu specifika kokia, biškai palaukim, kad nurimto, tarkim būtų apsilakiojusios šičia 2 motinėlės buvusios, tai kiekvienai motinėlė liktų tik po 1 aukštuką, po 10 koriukų. Grotelės tarpe. O dabar, kadangi yra tik tai 1, kurią reikia surasti, irgi paliks tie patys 2 aukštukai. Kaip sakiau, man reikia pilnų 6 tų koriukų, tai leisiu tiesiog 2. Pasižiūrėsiu, kaip čia orai dėliosis, kad liepai laiku irgi ją užizoliuoti. 2 savaitės sėti tikrai, galbūt 3 bus. Nelygu kaip dėliosis tasai vasaros Medunešio planas pas mane. O tikslas minimum 6 pilni koriukai, 1,5 kg peruose. Ir to pakanka tam tarpiniam šeimos pasistiprinimui. Bitės dabar čia visos yra senos super bitės kalendoriškai. Nes paskutinės bitutės išsirito gegužės 24. Rytas 24-25. Irgi. Tai čia didžioji dalis yra senas bitės. O dabar tiesiog žiūriu atidžiai, ieškau mamuliuko.
visą tą procesą filmuke pagreitinsiu, nes dabar jau reikia atidžiai žiūrėti, nes oras toksai, kad jinai bus pasislėpus kažkur po bitutėm. Tai paprastai ją pamatyti, kad pagauti ir pasižymėti nepavyks. Va, aš ją radau. Kokia įdomi dryžuota. Aš ją radau. Didžiulė mamokė. Aš ją bandau pasigauti. Po to parodysiu. Sorry, bet dar sudėtinga situacija su oru, kad aš taip žaišius. Mama yra. Tu kokia maladėc. Labai riebi. Ir tokia įdomi juodai geltonai dryžuota. Ar čia taip man tik pasirodė? Tvarkelė, žiūrim. Susidedam čia tą lizduką. Aš ją nusinešiu pasižymėjimui. Ir parodysiu jums. Normaliai nufilmuota, o čia, kad jų nebeerzinti, duosiu jums biškutį Žinot, ką aš padarysiu? Aš padarysiu tokį fintą. Šičia paliksiu taip, kaip buvo, o šičia įdėsiu tos tuščius korius. Tai jeigu čia galės darbuotis, bičių čia yra pakankamai, jin gali daryti iš karto platų tą lizdą per visą tą aukštuką. Taip, įstatom šičia korį. Dar įstatom vieną korį. tą, kurio mes tikrai nesuksim. Tai palaukit, kiek čia dabar jų yra. Kurių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, čia tas nesustumtas jisai. Nu, bandom vis tiek pristumti tada. Kažkaip tai mes čia jį... Taip, bandau įleisti aplipęs labai bitėmis. Į taip pakeltus suglaudžiu petukus ir per tos petukus leidžiu, kad bitės, kurios ant petuko, nuo jų nuliptų, net sutraiškyčiau jų. Tik tai va čia, kad nuleisti, nepatriekšti, irgi taip reikia patapnuoti, kad jos pabėgtų. Čia dėl to, kad mažiau pritraiškyti. O dabar prispausiu kuriam nors ir įsiseks. Papurtai kyla į orą nepatenkintas, nežino ką pulti. Sugalvos mane pulti, kaip į norėtus ką nors užpulti, nes yra nepatenkintos. Bet kaip į nesupranta manęs, ko čia dabar mane pulti. Aš jų draugas. Bet kad čia būtent aš tą visą šaršalą keliu, jis kažkodėl nemano. Ir taip iš tos išsuktos meduvės tą paimkim. Kūri mori. Kopkit čia tą korį. Peškorį. Čia toks biški su duonelėm, žiedadulkėlėm. Bandykim jį įsprausti. Iš karto suformuoju, suspaudžiu ir paliksiu jas truputį vienišume. Vienatvėje palaukti, kol aš jums grąžinsiu jų nuostabų, naują, jauną, gražią, puikią, storašiknę mamulytę.
Taip va. Dabar man reikia atsikratyti čia tų jos draugių. Aš nešuosi į kambarį. Yra čia jinai. O, yra. Gerai, nešuos aš čia. Kažkaip atsikratysiu tų bitučių. Pasižymėsiu ją. Nufilmuosiu jums, kad matytumėt. Bėgu. Nu, va, toks tas mano mamuliukas. Parsinešiau su bitam. Šalta, nes nebeiškrapščiau aš jų. Čia ir kambarį biškį pasileido, po to išleisiu. Nenoriu palikti mamytės. Tokia vat dryžuota. Juodai ryžais dryžiais. Kažkada tokia jau buvau turėjęs, labai maladės buvo. Tik turiu problemėlę su tuo markeriu. Nežinau, ar pavyks pažymėti ar ne. Jei nepavyks, teks kokią nors kitą spalvą užtepsiu, nes unito markeriuką nesulaukiu dar atkeliaujant. Siuntinuko kažkur pastrigęs. Bandau pažymėti. Nepatenkinta bitukė, nepatenkinta mamukė. Paleisk mišti. Tegul apdžiūva. Tokia va mamulytė. Bet dirba matas gerai. Kiaušinėlį prisėjęs iš karto per keletą korių. Jis dirba pagal tai, ką mačiau, nepilną savaitėlę. Apie 5 dienas bus. Pagal tai, ką mačiau lervutės ir kiaušinėliuose. Jeigu būtų savaitė, tai būtų stambesnės lervutės. Ten tokios buvo lervutės. Kiaušinėliai, vat, bet atsigulė jau kiti ten statesni. Ir lervutės ant kokių 1-2 dienų. Tai 3 dienas kiaušinėliai, 2 dienas lervutės, tai 5 dienas kažkur darbuotis, kai pradėjo tik tai. Okei, čia truputį palaikau, kad nudžiūtų tie dažai, nes prastokai kažkaip laiko šitas markeris. Gal geriau laikys apdžiūvęs. Ir vėl keliuosi į lauką filmuoti. Prailgo be mamos. Štai ir aš pasitikrinau, mikrofonas lyg ir veikia. Ta mamytė. Nufilmavau viduj. Mes ją grąžinkim pas savo vaikučius. Eik, mamytė, pas vaikus. Ant šono atsitupė. Koks sujudimas. Niekur neskuba, čia matau, jie iš karto valgyti duoda. Oi. Matot, kas daros. Kaip jos myli tą mamą. Ta mama niekur neina. Man reikia ją pakrapštyti kažkaip, kad jinai eitų. Va. Įlindo, mačiau. Kas daros. Į kvapą. Nešu iš šoną tą gaudyklę. Ten yra motinėlės kvapas, kurį jos jaučia. Taip, motinėlė dabar viduj. Vienas aukštukas yra. Reikia dėti dar vieną. Bet man reikia atsinešti tą meduvikę. Taip, čia ta mano meduvė, kurią išsukom. 10 korių. Kaip dabar jas čia? O čia mes jas padarysim. Dailiai nuo to kraščiuko dėsim, po biškį nuleidinėsiu patapnodamas, kad nuo kraštų jos išsibėgiotų ir nesusitraiškytų. Mamulė, mačiau, nuėjo į vidų, tarp korių. Pukšt. Nes nepatinka man, kai ištraiškam bičių. Ypač čia, va, matėt, priekį jų daug pritūpė.
Va taip aš tapnoju. Žiūriu, kaip jos išsilaksto. Įsibėgioja. Va. Uždėjau. Vietos dabar jos turės. Iš karto, kol neprisirinko čionai, dedu groteles. Ir atgal dedu po vieną tas meduves. Atvirkštinė tvarka, kaip man viena drapužikė berods įkando į nosį. Taip, pasitaisau dabar kamerą, kad matytus vėl. Va, kamera pataisyta. Galim pažiūrėti, ką čia toj pagalbiniai uždėtoj meduviai. Jos dar paveikia tame krašte. O, yra nektariuko. Matot? Tai va, dar subrandins ir čia kiek reikės į lizduką persineš. Taip, kad bėdos pas jas nebus. Gali jos auginti vaikus. Ir čia yra ne maksimaliai pagal svorį pilnas korys, bet yra toksai gerokai negu pusė. Ir čia tas pats nektaro yra. Svoris geras. Nu, prisigadėjo čia ta pagalbinė meduvė. Čia gal biški mažiau, bet irgi jaučiasi. Nu, neberdau aš jos. Matos, vaikai, čia yra bičių, tai vadinasi, ir čia to nektaro yra, kurio galės pasiimti į lizdą, kiek joms reikia, o kiek nereikia. Prasandėliuos ir man bus savaitgalį išsukimai. Gerai, dedam sekančią, nes jos jau čia eina per viršų. Papiktinam mes jas. Šita tai sunki. Šita tai sunki. Nu, pažiūrim, smalsu paprognozuoti. Ir turėsim ką čia dar sukti. Opa! Turėsim pilnas akiuot pradėtas, matot, yra biškai jau to balto periukai atsirado. Baltų akučių irgi atsirado. Man nepatinka, kad yra pavienės bitės, kurios to piktų dūzgimu sukas man aplink veidą. Dabar viena tokia sukaliojas. Jis sako, gal tu eik iš čia. Bet aš neinu, jos neklausau. Pilnas. Liksum per dum. Kraštiniai tie buvo, bet šitam krašte jie gerai pildomi, nes toj pusėje lizdas formuojamas pagal jas ir tas nektaro judėjimas. Nu, gal irgi pilnas jaučiasi. Viso nebenoras šiandien gal kilnuoti jo. Nebesmė, paimkim iš vidurio dar šiandien, kur jų bičių mažiau. Opa. Pilnas irgi. Nu, vienu žodžiu, 100% čia ta meduvė nebus kaip sakant, sukimui pripildyta, bet yra čia to yra. Galiu gal nebent dar vilterėt va čia kraštas šitas, man atrodo, toks tuštokas. Nors yra ir čia. Yra. Pagal svorį pusę korio. Yra ir čia. Ir čia yra, ir balinava pilni. Visai neblogai. 100% nebus, bet panašiai kaip vakar, kad sukom ten kokie tas 90 kg, šičia bus. Tai nėra blogai. Kaip
prie tokio pavasario. Ir tas sunkiausia keliam. Nu, šitą tokia jau rimtai sunkiai. Žiūrim, ką čia turim. Nors čia jau įsivaizduoju, kad jinai gali būti labai gerai pripildyta. Vien pagal svorį tą virštinį. Nu, nuostabus korys. Ir prakiuota, ir pribalinta. Bus kažkiek ir akučių pagramdymo. Nu va, yra. Yra čianai. Tuoj pažiūriu kamerą, čia matos. Nu, čia ką rodžiau tam krašte. Tuoj dar sik parodau. Ką suksiu šią savaitę. Nu va, normaliai kaip priklauso. Užnešta. Taip, dar pažiūrim, palaukit. Įdomu. Čia va buvo taraninis įduotas atsiūti. Tuščias korys, pažiūrėkim, ką su juo padarė. Tuščias tas rėmelis, kad pasiūtum ant raninį korį. Užrašyta va tranai. Pažiūrėkim, ką padarė. Padarė nuostabų traninį korį ir pripildė jį ne visiškai pilną, bet nektarą. Ir va, matot, biškį balina. Balina, periuko atsiranda, viskas vyksta jau kitaip. Įtarčiau. Su tuo vaškiuko gamyba. Bičių, kurios taip įprastai kalendoriškai būtų vaško gamintojos statybininkės nėra šiuo metu, bet vaškiuko gamina. Vadinasi, superbitės irgi išlaiko tą savybę, tiesiog tai nėra matyt pasiūto tokio nevalingo pleiskanėlio gaminimuose. O šičia va yra, šalia berods buvo įdėta, čia suprasčiau, ta vaškolė bus. Jinai pilna. Ar čia galbūt dar ta sekanti? Galbūt šita buvo vaškolė, irgi pažiūrėkim. Nebežinau dabar, kuris iš tų koriukų buvo vaškolė, gal šitas buvo vaškolė. Irgi pilnas atsiūtas gražiai. Gražiai pilnas atsiūtas. Tvarkoj, nebetrukdau šičia. Šita meduvė panašu yra pripildyta. Ta vat kraštą dar pažiūriu. Jo, pripildyta visa. Ir čia tikrai bus daugiau negu 10 kg. Šis sukos bus jau koks 12 kaip minimum. Nu, tai kažkas dar taip prognozuojamai, va dabar išsuksiu tą vieną, kur paėmiau iš lizdo. Gal koks kilogramas bus, tai bus nuo 10 kg. Bent jau 10 šičia bus, jau bus 20. Anoj dar kokie gal 9 bus, ar 10, 30. Nu, dar tą tarpinę pasižiūrėsiu, kas ten bus pasidarę. Gal kokį vieną korę paims. Nu, sumoj, gausis kažkas tai panašu apie 30 su kapeikom kilogramų medaus iš šio pavasario šitoj šeimeliai. Toks vat reikaliukas. O. Ir prasisukau. Uždarau šičia. Matosi, ne? Taip, matosi. Uždarau čia ir keliauju į vidų, datą išsuksiu koriuką, pasversim kibiriuką. Ir bus šitai serijai pabaiga. Nusikį dar, jau viduj. Kadangi vakar žadėjau kažką dar sukt šiandieną, tai simboliškai išsukiu tą vieną koriuką, kurį parsinešiau, kuriame bus gal koks 0,5 kilogramo medaus.
nes čia yra žiedadulkių duonelės, bet yra ir medaus truputėlį. Nuimu tas keletą akučių ir pašvankuodamas prasuku medsukį. Būsiu atlikęs pareigą, pažadą, įvykdęs, dar kažką išsukti šiandieną. O taip mintis tokia dabar, po to viso lizdo pratvarkymo, nebloga tokia mintis. Galvoju, kad va kaip gražiai tos bitutės, būtent tą vieną apatinę užtuką, pasiruošė motinėlės darbui be jokio įsikišimo, niekas neužpilta, viskas atlaisvinta, sukelta į viršų. Gerai, kad ten viršui buvo vietos, sukelta, sudėliota, susiruošta ir ta naujoji motinėlė puikiausiai jau darbuojas. Dabar nežinau, montuodamas video, gal pažiūrėsiu ant kelių ten tų koriukų, ant 3 ar 4 jau ten yra ir tų periukų, aišku, kur nedaug. Ant vieno ten, kur tos buvo lervutės, tai mačiau daugiau ten. Bet nenorėjau aš ten jų labai skraidytų bičių. Matėt kokią situaciją, kokios jos nepatenkintos buvo. Tai tiksliai skaičius negaliu pasakyti. Bet vienas buvo pilvėlesnis, kuris jau perais. Deduosi medsukį ir prasuku. Tai čia matom, ant dugno šiek tiek nubėgo, kažkiek da iš vakar turbūt buvo likę. Dar palaukiu, senelės nuvarvės ir bandysiu kažkaip pavertęs supilti tą kibiriuką vakarykštį ir pasvērsim dar kartelį, ar čia dasidėjo bent pusę kilogramą ar ne. Taip, pavertęs medsukį va išvarvinau, jau pavertęs. Biškutis ten gavos, viduje čia praktiškai nieko nebeliko, liko kažkokie lašai, neprapuls, nes toliau vėlgi suksiu link savaitgalio ten tas likusias 2 meduvės. Toks va tas kiekis kibiriuko, nežinau, čia jau nėra pilnai pusė. Dedam dangtį ir pabandykim pasverti jį ant tų savo svarstyklio nuostabiųjų, ką jis čia rodės. Aukštinkojam 10,7 0,8 pats kibiriukas, tai vadinas tas medutis šigavos mums 9,9 kg. Aš tiksliai jūs rodot paslinkum. Dar kartelę uždeda, nes būna, kad gal čia tokias svarstyklės ne 10 kg sverti. Ne, rodo tiksliai turbūt 10,7. Tai vadinas, iš lizdo išsukom 9,9 kg gegužės mėnesio medučių. Atsidusau taip, lyg tai būtų blogai. Šokoladinis tasai pavasaris šiemet, kaip ir pernai.